Minus 11 prieš Uteną, minus 16 prieš Wolves Twins, bet minus 16 prieš Kauno Žalgirį. Na, bet pastarosiose dviejose rungtynėse tie skirtumai iš tiesų galėjo būti. Belis ir Beručka. Inokas. Tolimo nuotolio. Normantas. Įsigyti Radzevičių, pasiekė kamuolys, Tubelio užtvara ir Radzevičiaus labai užtikrintas, šaltakraujiškas. Bus įdomu matyti, ar tai yra reakcijos keitimas, ar tai tiesiog rotacinis keitimas, kadangi aikštėje pasirodė Masiulis, galintis išplėsti aikštę, galintis pataikyti iš toli, Pavelka. Meninė pražanga. Klaipėdietis jau antrą sezoną žaidžiantis Vilniaus Ryte, čia Pocevičius išvengė vidurio linijos taisyklės pažeidimo, bet neišvengė greitos Ryto atakos. Ir galiausiai Neptūnas užbaigė varžovų ataką, atkovotų kamuolio pasovojų. 2 minutės 12 iki pirmojo kėlinio pabaigos. 4 taškai skiria komandas. Sugeba apiplėšti Greipsas Janavičių ir čia nepavyko įspūdingai sugrūsti. O po klaidų Rytas jau surinko 9 taškus. Pocevičius nesugeba pralaužti Gyčio Masiulio gynybos. 4 sekundės Vilniaus Ryto atakai, 1 sekundės užtenka Gyčiui Masiuliui. 3 taškai, Gytis Masiulis. 5 iš 18 metimų te pataikė Klaipėdos Neptūnas. Panašiai prastai atrodė jų pataikymo procentai dvikovai su Žalgiriu. Pavelka šiaip vaikščiojo. Tiesiog žmogus tiesioginė to žodžio prasme. Janavičius. Skėšioje rankomis Vovoras. Klaipėdos Neptūnas klysta 7 kartą. Ryto pranašumas toliau auga. Kovotas kamuolys šį vakarą. Neilgai Švyturio arenoje tvyrojo pasitenkinimas Pocevičiaus dėjimu, kadangi Gytis Masiulis. Komanda skiria 8 taškai. Kaulas. Dar kartą Flagui, žaisk nugarą prieš Gailių. Flagas suranda Tubelį ir Ąžuolas Tubelis. Prieš tai prametęs ir 3 taškį, ir 2 baudas. Vytenis Lipkevičius pusfinalio pergalę prieš Vilniaus Rytą. Šeimininkai turi minus 8. Sergiūnas. Iki galo 2 taškai. Neptūnas net ir galėjo išlyginti rezultatą, bet 3 taškį prametė Beručka. Didžiausia pranašumą, kurį Rytas turėjo, siekė 15 taškų. Atkovotas kamuolys. Priverstinis keitimas. Dėl Alkūnė. Kaulas Inoko užtvara. Sergiūnas. Veiksmas arčiau krepšio. Ir lygiai taip, kaip ir apkalbėta. Būtent toje vietoje Inokas į Vilniaus Rytą. Antroje pražangą užsidirbo Pavel. Masiulis. Kaip pašokdintas Beručka. Išmuša kamuolį Normantas iš Deširo Bui rankų. Čia nėra pražangos, yra taškai 49-56, bet Neptūnas jau 7 taškų gylio duobėje ir Georgijos Vovoro eilė. 4. kėlinys startuoja kaip tik dabar. Bui, Girdžiūnas, Beručka, Gailius. Klaipėdos Neptūnas startuoja, prarastų kamuolių, Greipsas grūda iš viršaus. Turi +4. Greipsas palieka užnugarį buvusį komandos draugą. Nėra taškų. Iš po krepšių įsigudrina nepataikyti Deširos Bui. Pleikio geras, aštrus perdavimas, Greipso taškai ir Vovoro pertraukėlė. Greipsas 6 taškus iš eilės renka. Bui nepataikė iš po krepšio. Vienintelė ataka, kai Neptūnas bent jau turėjo galimybę pelnyti taškus, o Rytas tuos taškus. Šį vakarą 0 iš 5 kapitono metimų. Šokdina Masiulis Pocevičių ir mūsų grūda kamuolį iš viršaus. Lyg sakydamas, man čia tiesiog per lengva ir nėra ką veikti. Dabar jau jokių atkovotų kamuolių puolime. Beručka atrodė, kad tiesiog užsimerkė ir bandė. Tai yra ženklas, kad puolimas tą dieną tikrai nebuvo efektyvus. Sergiūnas išmaudo oponentą.